Sveiki, Poryt LT šiandieną noriu papasakoti Jums labai trumpai apie naujausią Sony gaminį Z5 Premium. Atrodo puikiai, nors apsičiupinėja, būdamas stiklinis korpusas, jisai metalinis toks ir stiklinis korpusas labai jaučiasi apsičiupinėjimai, bet vienok jį taip pavalius į koją atrodo labai gerai. Ką aš norėčiau apie jį šiandien papasakoti? Mes jau darėm šiokią tokią apžvalgą šitos Z5 serijos ir tai yra paskutinis brangiausias ir vertingiausias modelis Sony. Noriu pasakyti, kuo jisai ypatingas. Tai negana to, kad man aišku labai patinka, kad jisai turi IP68 ir apsaugotas nuo vandens, nežiūrint to, kad neturi dangtelių. Ant USB turi atskirą fotografavimo mygtuką ir puikų naują sensorių. Kas jame yra ypatingo? Kuo tai šitas daiktas yra unikalus? Na, visų pirma, tai yra pirmas telefonas pasaulyje, kuris turi 4K ekraną. Sony šituo aparatu pademonstravo savo technologinį inovaciją ir technologinį pranašumą ir padarė labai aukštos skiriamosios gebos ekraną. Jau kai atsirado Full HD ekranai, aš maniau, kad tai yra jau perteklinis dalykas, nes HD kaip ir pakako. Ir kai atsirado 2K ekranas, kurį turi mano jau beveik metus naudojamas Galaxy Note'as, man atrodė, kad tai jau yra visiškai perteklinis dalykas. Čia 4K. Galiu pasakyti, kad filmų 4K yra labai nedaug ir užtat šita skiriamoji geba šito ekrano atsiskleidžia pilnai, nebent žiūrint nuotraukas arba turint ypatingą glotnumą raidžių išdėstyme. Noriu iškart jį parodyti, truputėlį tą ekraną, aišku, perteikti YouTube filmuotą HD raišką telefoną ir parodyti jo ekrano tą išskirtinumą tokį yra be galo sudėtinga. Jums teks pasikliauti mano nuomonę arba einant pro šalį, pro vitrinas, kuriuose jos tik pasirodė, galite pasižiūrėti, nors tikriausiai jums greičiausiai jo neįjungs, negu jūs nebūsite rimtai nusiteikęs jį įsigyti. Galiu pasakyti, kad lyginau ekranus ir bandžiau matyti skirtumą tarp to paties Sony ekranų, tai yra Z5 ir Z5 Premium. Šiek tiek raiškumas šito telefono didesnis. Labiau čia toks matmuo psichologinis, gal dėl to, kad aš akiniuotas žmogus ir dėl to, kad žiūrėjau į ekraną be padidinimo stiklo, bet, sakykim taip, šito ekrano ta milžiniška raiška yra greičiau tokio nelabai išnaudoto, bet pasididžiavimo objektas. Bet aišku, žinant, kad tai yra aukščiausios raiškos telefonas šiandieną rinkoje, tai čia sukelia tokio daikto savininkų, greičiausiai turėtų sukelti didžiulį pasididžiavimą. Aš maniau, kad tokios raiškos padidinimas turėtų sumažinti jo baterijos trukmės laiką, tarnavimo laiką tarp pakrovimų, ogi nieko panašaus. Jisai tarnauja labai panašiai kaip Z5, turintis HD ekraną raiškos. Noriu pasakyti tokį labai svarbų parametrą, kuris yra šitam telefone ypatingas, nes 4K būna ir televizoriai, bet televizorių įstrižainė labai didelė. Čia kadangi įstrižainė yra didelė, bet jinai yra telefono įstrižainė, tai jisai turi parametrą, kuris charakterizuoja vaizdo tankį, tai yra virš 800 taškų į colį. Tai yra iš tikrųjų įspūdingas parametras, turint omeny, kad
žmogaus akis jau nebemato, bet tu grinai jau psichologiškai suvoki, kad žiūrėdamas į vaizdą, kad tai iš tikrųjų pakankamai aukšta kokybė ir aukšta raiška. Na, noriu prieš atsisveikindamas šitam trumpam reportaže dar paminėti tai, kad šitas telefonas turi įspūdingą pirštų skaitytuvą, priešingai negu kitose telefonuose. Šone yra jo įjungimo mygtukas, va štai šitoje vietoje. Ir jį įjungus, užlaikius ant mygtuko pirštą vos pusei sekundės, pabrėžiu, ne sekundai, pusiai sekundės, ekranas jau atsirakina, nes aš naudoju piršto atpažinimo skanavimą ir tokiu būdu atrakinu aparatą. Tai nenoriu pasakyti, kad kitų gamintojų piršto skaneris veikia prašiau, bet jo vieta, tokioj patogioj vietoje, tiesiai ant klavišo, ir jisai yra laikant patogiai, ergonomiškai telefoną, čia yra visiškai unikalu. Ir Sony šita Z5 serija to pasižymė, kadangi aš pabandžiau naudotis premium, tai man šita savybė, ypatingai patiko. Tai va toks puikus premium gaminys, kurį labai gaila kišti į bet kokį dėklą, dėl to, kad jisai atrodo nuostabiai, nors jis ir apsičiupinėja, ir išsamesnė apžvalga jo kitų savybių, ten kameros, programėlių, kurios jau jame yra instaliuotos ir panašiai, padarysime kitą kartą. O dabar norėjau to pabaigti. Aukščiausios pasaulyje raiškos, skiriamosios gebos telefonas Sony Z5 Premium. Iki kitų pasimatymų poryt LT.